Jau sveiki visi amigos, aš su Enzo Hokage ir per Mombazu atsirado naujas update'as, atsirado baras, naujas locationas pačiam mieste, bei prie to pačio dabar atsirado dar alkoholis, slotai ir dar galima pačiam gaminti alkoholį ir pardavinėti, bei atsiradusi dar kitokie dalykai kaip kava ir panašiai. Tad nuvarysime, apžiūrėsime naują barą, o prieš šokant prie videos tikiuosi yra jau paspaudėte laiką, subscribe gaming kanalo. Ok, visų pirma, baras atsidaro tik tais vakare, man atrodo, kiek mačiau 6 vakaro, tad iki to momento galime pasižiūrėti visą alkoholio situaciją. Dabar galima iš medžių kažkaip vyną daryti, bet manau jau čia mes atskiriame video tai išbandysime padaryti. Nu pačiam šigeršekė kaip ir niekas nepasikeitė. Nežinau, galbūt reikia čia kažką dasipirkti, kaip šis... Aš žinau, kad kažkaip iš šitų, iš klevo reikia, man atrodo, dabar atsimti. Manau, gal tada reikia nuvažiuoti iki šigeršeko tos parduotuvės, kur yra visus pardavinėję dalykus. Baras čia, tipo, taip, netgi padarė. Kas čia? Padėti klevų vyną čia, kad parduoti. Ok, įdomu, kokios kainos visų pirma jų eina. Galbūt visai neblogas biznis būtų. Taip, atsidaro nuo šių iki 3 nakties. Vat, matau aš tą slotą. Vegas slotas. Baras. Ok, va tokie buteliukai. Jau paruošta. Jau. O, kaip draugystė dabar pakeitė. Čia kažkodėl nematau aš jų. O tai kur tada reikia? O! Greičio viršymas. Štuka 300. Pirmą kartą pastebėjau policiją. Prie tavęs, va, užpuf. O, tai akauja. Pasigalva, kai kokia kamera. O jeigu aš tiesiog paprasčiausiai nesumokėsiu, kas tada bus? Ok, ir čia ne? Šiaip, greičiausiai galbūt pačiame bare reikės tos nusipirkti dalykus, aš nežinau. Tiesiog palauksim vakaro ir nulėksime į patį barą. Kas čia vyksta per editas? Wow. Aura. Ok, jau beveik 6, važiuojame link baro. Kol nuvažiuosim, tai jau ir atsidarys. Pasimsime šitą mašiniuką, kurį mes dar turime sutvarkyti, aišku. Ok, einame į barą. Kodėl jinai taip nusijuokė? Ar jinai jaučia mane? Labą dieną, Jasonai. Kodėl jinai taip juokėsi? Ok, draugystė. Klevų vynas pagamintas iš klevų sirupo, kokia gera kombinacija. Palauk. 807 eurų medinė statinė. Bet tai normaliai kiek kainuoja. Rodžeris, oi Rodžeris. Čia visi homeboy, Jackas. Slotai. Pristėsti netgi galima, dėkui. 100 spam. Nepakanka kreditų. Ai, čia kreditai. 1000. Atiduok. Pabandome, nežinau, 200. Ir betą gal padarome 5 eurų. Deimantą. Shit, man. Ai. Nu, gal visai čia neblogai, gal visai ir neblogai. Bet beveik deimantas, aš nežinau, čia pastrigo. Dabar pagal viską aš turėčiau jį kešiautinti ir išeičiau su profitu, bet, nu, žinau, taip dažniausiai nevyksta. GG. Pralaimėsiu aš savo trailerį, pralaimėsiu savo bemsus. Įdėsiu 1000. Čia, žinai, tokia proga atsidarė, kodėlgi neįdėjus 1000. Ir darykime betus po 100, sakykim, kad būtų normalus. Va, tai va, po 100, 10 tokių spinų padarome ir aš viskas. Ketvirtadienis, periname į penktadienį, galime savo biškį leisti. 300, oh shit, man. Oh shit. O, dar 300. 400, let's go. 1000 iš to. Aš kešiautinu, aš nežinau, aš į pliusą išėjau. Čia tau jinai mane fylina. Ar čia mano būsima žmona? Kiek aš iš vis gert galiu? Normaliai kaip jis išsipila. Visą bokalą išgėriau. Mano akise jau šviečia. Ok, kaip per Summer karą yra, kad viskas sukasi, čia tiesiog pradeda kažkaip vaivorykštės man čia per... Nu gerai, 3 buteliai bus užtenkamai. Dar šitą baigiam. Įdomu, tiesiog galima pilnai blackiautinti. Nu akise jau sunku. Oh, shit. Atsiprašau. Lemba bus gėda, paskiau grįžt. Net negaliu išeiti normaliai tiesiai. Einu, mane mėto į šonus. Ko šių per mašiniukas, kaip jisai atsirado, what the hell, kino mašiniukas, aš noriu jį paimti.
Žiauriai šiaip cool dalykas, tikrai labai reikėjo kažką tokio panašaus per Mombazų. Labai cool dalykas, aš atsiprašau, aš čia biškį apvėmiau. O ką, amigos, tiek šitam vidosui, parašykite komentarus, kaip jums šitas update'as, jeigu žaidite ar nežaidite. Aš manau, labai jį yra cool. Reikės tada pabandyti pačiam dar padaryti vyną, pabandyti prasistumti, gal kažką pažiūrėsime. O ką, amigos, tiek šitam vidosui, nepamirškite paspausti laiką, subscribe ir kaip visada, sutiksime naujose vidose.